Maitrėjos vardas reiškia meilę ir gerumą. Šiandieninėme pasaulyje mums išties būtina skatinti Maitrėjos idėją – meilę ir gerumą. Kušinagarė, Šiaurės Indijoje, toje vietoje, kur anapus iškeliavo Buda Šakyamunis, dabar yra kuriamas nepaprastas meilės ir gerumo simbolis visos planetos labui. Maitrėjos projektas. Pasak mūsų šventų raštų, Buda Maitrėja yra kitas ateisiantis Buda. Todėl labai naudinga dėti pastangas tam, kad užmegzti ryšį su ateities Buda. Po to, kai prieš 2500 metų Buda Šakyamunis buvo pripažintas nušvitusiuoju, visose budistiniuose raštuose buvo pranašaujama, jog Maitrėja bus pripažintas meilės ir gerumo Buda. Kai kuriuose kultūrose Maitrėja yra laikomas besijuokiantis Buda. Indijoje statoma Maitrėja vienuolio atvaizdas. Ši statula stovės mažiausiai 1000 metų. Tai bus didžiausias planetoje meilės ir gerumo simbolis. Pagrindinis tikslas, dėl kurio statoma ši statula – meilės ir gerumo skatinimas planetoje. Buda Šakyamunis nurodė nepaprastą šventų simbolių prasmę. Žmogus, pamatęs taikingą atvaizdą, bent akimirkai prisiliečia prie taikos. Pozityvi sėkla pasėjama žmogaus mintyse, kuri gali augti į meilę ir gerumą. Didžiausi pasaulio paminklai įkvepia žmoniją. Tadž Mahalas simbolizuoja pasaulietinę vieno žmogaus meilę kitam. Laisvės statula – teisingumo bei politinės laisvės simbolis. Maitrėjos statula simbolizuoja meilę ir gerumą, visų religijų esmę.